Sveiki sugrįžę į LNK žinias, tęsėme. Jeigu manote, kad jūsų vaikas ar pažįstamas prie kompiuterio praleidžia per daug laiko, tikriausiai nustipsite išgirdę, kad vienas lietuvis nuo kompiuterio neatsitraukė net 4 paras. Vyras tikina norėjęs ištesėti pažadą, o nemiegoti tiek laiko esą buvo nesunku. Tačiau gydytojai tokį poilgį vadina beprotišku, pasakoja Aušra Plonytė. 4 paras žaidęs kompiuterinius žaidimus ir pamiegojęs tik praėjusią naktį, Nerijus Žimantas plačiai šypsos ir atrodo žvalus. Vaikinas net 96 valandas praleido prie kompiuterio, kur specialioje interneto platformoje su juo galėjo bendrauti ir stebėti žaidimą kiti internautai. Po tokio rekordo vyras miegojo tik 8 valandas ir išskubėjo į tarnybą kariuomenėje. Buvau prisižadėjęs vienam žmogui, jeigu išlaikau admino kursus, ten su darbu susiję, streaminsiu 4 paras ištisai. Ir, kaip sakant, žodis tapo kūnu ir įvykdžiau savo įpareigojimą. Čia joks rekordo siekimas, čia realiai asmeninė skola. Visas 4 paras Nerijus darydavo trumpas vos 5 minučių pertraukas, per kurias nueidavo į tualetą, dušą ar užkąsti. Iš viso bent kartą tiesioginę transliaciją buvo įsijungę apie 150 000 internautų. Žmonių susidomėjimas didžiulis. 23 000 žmonių vienu metu žiūri kažkokį vieną žmogų. Čia kažkas nepakartojama. Sumušom visus Lietuvos iki šiol buvusius ten viewerių rekordus. Nerijus karininkas, tačiau žaidimams skiria visą laisvalaikį. Nemiegoti tiek laiko buvo nesunku, mat vyras mano, jog jam miego apskritai reikia mažiau nei bet kuriam kitam žmogui. Buvo tokių savaičių, kad per savaitę 10 valandų miegodavau ir užtekdavo pilnai. O tas miegas būdavo iki darbo ir atgal, kol važiuoju. Autobus. Nerijus tikina, kad žaisdamas kofeino ar energetinių gėrimų nevartojo, taip pat reguliariai valgė. Tačiau medikai tokį elgesį vadina beprotišku ir įspėja, kad taip rizikuoti sveikatą nereikėtų. Padariniai bus. Jeigu dar organizmo tos išlavintos, tarkim, kompensacinės jėgos, tarkim, jeigu jis buvo gyvenime, tarkim, kažkokią veiklą užsiminėjęs, jis treniravęsis ir panašiai, tai iš tikrųjų, tarkim, ta kompensacinės galimybės yra didesnės. Jeigu paimti bet kurį kitą asmenį, tai jis jau po, tarkim, jau antrą dieną be miego, kaip sakau, daugiau negu para nemiegota, jau galim mes jau asmens būseną prilyginti, reiškia, 2 girtumo laipsniui. Medikai sutinka, kad kompiuteriniai žaidimai priklausomybė ir dažnai ją gydyti suskumbama per vėlai. Per paprastai, per atlaidžiai žiūrimą ir susivokia tada, kai jau matosi baisus padariniai, kai jau akivaizdžiai lenda psichikos sutrikimai, tarkim, nei iš jo, nei iš to žmogus pradeda bepročiauti. Tarkim, jau kalba nusišneka, jau nesiorientuoja, reiškia, savyje, nesiorientuoja erdvėje. 4 paros prie kompiuterio Nerijui apsimokėjo finansiškai, atsirado žiūrovų, kurie vyrą parėmė pinigais. Aušra Plonytė, Remigijus Pakėnas, Vilnius.